Nusiminus jau, parymus jau, žinai, atsisėdus, suvargus. Spėkite, kur mes esame. Mes esame niekur kitur, kaip Italijoje. Pagaliau atvykom, atvažiavom, ilgai važiavas kažkaip mums šį sykį ir sunkiai, aš sakyčiau visai. Gal todėl, kad varėm šiaip... Tu durna? Tarsi užsiplieskus. Aš šit neatsisėdau į garyklą. Gal todėl, kad mes važiavom tais pačiais keliais, tipo, kur važiavom ir į Kroatiją, ir į Prancūzijos dalį. Ir šiaip, biški paskutinės savaitės prieš tą kelionę tokios buvo įtemptos, gan sakyčiau, tai ilgai važiavom, ilgai. Bet davažiavom, tai čia yra svarbiausia. Paskutinės 3 dienas praleidom kely mopuose, aikštelėse. Esam čia dabar pagaliau ir vaizdelis yra maks. Aišku, jūs pasižiūrėkite tiesiog. Tokio dalyko dar mes nesam matę. Tiesiog ten stovi kitas juodas mikras. Absoliučiai gražuolis brolis. Visiškai. Dar tokio vaizdo nėra tekę matyti. Apskritai čia daug T4. Ten vienas stovi. Čia dar privažiavo. Ai, jau čia biškai pasislėpė, ne visi mat. Dar tenai stovi liktais vienas, žodžiu, visai tai 4 senukų padavė. Biški buvo sunku vairuoti, turiu pasakyti. Nuo serpantinų, mes esam šiaip, nepasakiau, kur mes tiksliai esame, mes esam Dolomituose, Italijoje, kalnuose. Atpratau nuo serpantinų vairavimo. Ir šiaip buvo gan sunku, biški prakaitėlis čia jau vat, ant kaktos matėsi, bet daspaudėm, davažiavom. Ir iš galo važiavo, ten va toksai matos. Tuoj parodžiu. Ten va toks tai 6 baltas tipo. Ir jisai spaudė, ta prasme, sunkiai, važiuojas, tipo lėčiau. Ant 2, 3 taip kažkur, tai tarp 2, 3 pavaros realiai. Ir ta 3 porą momentų nepasigavo, ta prasme, dar neėjo turbina, lėtai labai gazuojas, pupsimės tenai lėčiausiai. Ir jisai spaudžia, tipo, jau ten 14% įkalnė liktais vienu momentu nebuvo. Dar ženklai buvo, kad neprivažiuoti prie subinės. Tipo, neprivažiuokit prie šiknos. Ir jisai, aš nemeluoju, jisai per metrą. Tiesiog atsistojęs, tipo, per metrą. Aš vienu momentu mane užkniso. Aš tiesiog persivedžiau į 2 pavarą ir šoviau tokių juodų dūmų jam. Tiesiog šoviau į 2 gazo taip gerai. Ir tiesiog aš jį apipurškiau dūmais, apipyliau dūmais ir tada jisai tą minutę jaučiu išsiganda ir tiesiog bobis apsilenkė artimiausiai, kur tik buvo įmanoma, ten realiai 5 sekundžių bėgi apsilenkė. O kempingas šiaip brangus, 39 be elektros. Tai žiūrėkit, 39 eurai, tikrai brangoka. Nieko labai ypatingo, aišku, vaizdas fainas, bet čia yra tiesiog vienintelis kempingas, kurį galima turėti su dušu, su tūliku Dolomituose. Kitos dalykėlis, kad šiaip gan šlapiai yra visur, tai mano klausimas, ar mes išvažiuosim, nes biškutėlį lis, bet gal išvažiuosim rytoj. Ir šiaip, aišku, aikštelė mūsų tai tokia prie kopūstų. Prie kopūstų galėsim atsisėsti, va, į kopūstėlius tokius pasižiūrėti. To ten tiesiog kažkokia vaikų žaidimo aikštelė. Bet šiaip visai nieko, tipo, tikrai. Apie kalnus tai gerai arba kaip ten, kažkaip ten. Tai gerai arba nieko, ne? Taip. Padėkit. Ogi labas rytas, suraitytas. Mes jau, žinokit, kely Lietuvoje kokios maždaug 7 ryto, gerai, gal 8, o čia, prašau, jau veiksmas vyksta, nėra čia kada miegoti, nėra čia kada, nežinau, bambą krapštyti, žinot, kaip ten yra sakoma. O kur mes keliaujam? Mes keliaujam į kalnus. Labai čia šlapia dabar ir šlykštu, palaukit. Šiandien haikinam ir aš jums taip tiesiog biškį tokį vaizdelį parodysiu. Tokį. Ką manom? Iš ten pradėjom judėti. Čia toksai gražus biškis slėnis, upė pačioj. Nežinau, ar matosi. Galiu pasakyti, miegoti buvo šalta. Čia yra
apie kokie buvo apie 7 laipsniai naktį. Nu tai taip, sakyčiau, normaliai, bet šiaip buvo pakankamai gerai pasiruošta. Pledukas, šilti rūbai, tai išsimiegojom visai neblogai. Šovėm su anksčiausiu autobusu. Galima važiuoti iki pat šianais mašiną savo, bet įkalnė yra lengva 30% kažkur. Tai mes pagalvojom, kad geriau davai mes autiku atvažiuojam. Tai tenais toj kempingė palikom savo mašiną. Ir nuo kempingo važiuoja autobusas, kuris užveža šianais iki pat vietos ir kainuoja 10 eurų į priekį atgal, o parkingas kainuotų kiam. Tai dar ir sutaupėm eurų. Nu, įspūdingai atrodo čia šitas slėnis, aš turiu pasakyti. Tas namelis, nuo kurio startavom. Ir va čia tai yra wow. Įdomu, kaip žiemą atrodo. Šiaip jaučiu, kad visur sniegas, gal ledas turėtų. Nu, jau spėkit iš 2 kartų, kas jau krenta dar haikui neprasidėjus. Aišku, kad gabrė. Bet žodžiu, tikrai labai faino, laipsnių kokie turbūt 5 šiuo metu. Toks biški net lengvai iš burnos eina garas. Tai Visi du. Su šortukais. Prie 2. Man jau taip vėsoka. Nužingsniuojam. Ir dabar čia biškė taip statu, kai prasidėjo dalykai, to aš jums parodysiu. Vat mums reikia iki ten pakelt. Pradėjom nuo va ten to kalniuko. Tai čia visai, nu gal netrodo taip aukštai, bet visai yra. Va čia dar kitas takas, kuriuo galima eiti. Nu tai visai toksai statokas. Nežinau, kiek čia tiksliai metrų. Biškis spaudžia galvą, nežinau nuo ko. Nemanau, kad nuo aukščio, nors šiaip atrodo, kad čia netoli 3 kilometrų, jeigu aš neklystu. Va toj lenta bus, pažiūrėsiu. Ar čia nuo to aukščio, ar čia tiesiog, kad 3 dienas sėdėjom ant sėdynės mašinos ir dabar kažką biškį judam. Tai nežinau. Mes pakilom realiai vargonus 2-4 metrus. Tavarsia, kas mums yra? Bet mes biškį pavargom jau. Dar reikia 100. Man rodos, biškį užsisėdėjom. Tai biškį toks kraujo prajudinimas, žinot. Visai šilta čia daros po to megstuku. Šiaip tai normaliai, nu taip tikrai nėra, kad kažkas belia kaip čia sunku. Ne, nu jo, pačių sienų nereikia lipti. Nu. Užlipom, tik čia labai biškį pučia vėjas į ausis. O, čia vadinami Three Domes. A ne, Gabi? Čia vadinasi Three Domes. Kas? Ir kaip kiaušinis atrodo. Čia vadinasi Three Domes. Ne. Čia vadinasi Trečimes. Ir va čia turim kitą pusę, per kurią dar nėjom. O atėjom iš ten. Bet kažkaip dabar ten, tada liktais gal žemyn ir tada, nu kaip ir turėtumėm ten kažkur ateiti. Gabi, atrodo kaip kiaušinis. Ačiū. Kokį 10 minučių bandom atsikratyti va šitų žmonių. Ir tai, žodžiu, mes sustojom juos praleisti. Tada jie sustoja, tada mes sustojam ir mes tiesiog va šitaip einam. Ir mes norim juos praleisti, nes jie tiesiog tratins su savo tom lasdom, nesveikai viską daužo. Ta prasme, nei vieni žmonės, kurie su to vaikščiojimo lasdom eina, taip nieks nedaužo, kaip daužo. Ir tokie garsai eina iš tų lasdų. Pliam, aš gal net pasistengsiu jums nufilmuoti. Ir tu čia nori kažkaip ramiai, fainiai eiti ir jie savo tom lasdom tratinos. 10 minučių. Ir mes vis negalim jų atsikratyti niekaip. Nu, žinokit. Vėl apsilenkiam. Kiek galima su tom lasdom? Tavarsia, kas taip eina? Aš nebegaliu klausytis. Biškai toks galvosakis, kaip ir pagrindinis takas, va tas platus veda ten. Ir ten tas, kaip jau rodžiau, kažkoks nusileidimas. Bet man atrodo, kad mūsų autobusas ten, mes tiesiog apėjom va šitus 3.
Čia paklausim vienų merginų, tai sakė irgi, kad jos bando ten eiti. Tai jaučiu bandom ir mes, bet šiaip, nu, nėra, kad labai aiškios nuorodos, tokios apskritai trasos indikacijų nelabai irgi yra. Tai gali ir va ten nueiti biški kažkur pasivaikščioti. Toks kelias, žinokit, vadinasi Čiurnų ir Kelienų sąnarių mankštelė. Tai žodžiu, mes bandom ten eiti. tą namą paliekam kažkokį. Jau šiai biškį atitrūkom nuo tratintojų. Mes biškį nuo jų bėgam. Nes užkniso juodai. O čia vain žmonės, daug žmonių su lasdom, bet jie kažkaip taip jų nedaužo specialiai. Atsistojom biškį pikniko stoteliai. O jūs buterbrodas. Nu tai nesitikimės, kad ten yra autobusų stotelė, jeigu ne tai. Jeigu ne tai bus smagu. Paeisim atgal. Einam tik tai turbūt kokį pusvalandį ir esam vidury. Dar manau valandų iki ten. Nu, bet turėtų būti viskas gerai. Bet šiaip, nu, gal vieną kitą vėliavėlę galėtų įdėti, kad tipo, viskas gerai. Tu eini normaliu taku. Ten, kur ir priklauso. Nes įdomai. Galima visur biškį nueiti. Dar tik tai 10 ryto. Jeigu pasiklysim, tai spėsim surasti teisingą kelią turbūt. Jo. Ta prasme, kodėl tie žmonės pareinam? Mes liktais atsimenam juos, kaip jie nueidinėjo. Reikia paklausti. I'm going this way. Okay. You come from... Nu, laiminga. Jo, jie sakė, kad atėjo tiesiog nuo ten autobuso, iš kitos pusės startavo. Tai mes su jais tiesiog autikų kartu važiavome. Jo. Gabri depresija. Lepra. Suėmus konkrečiai. Pasiekėm, žinau, kitą tašką, į kurį ten pirštų rodžiau, tai mes iš po tų kalnų atėjom. Čia. Ir va čia užsilipom vėl. Autobusų aikštelė, va ten tokias biškį tvarytės matos. Laikrodukas rodo apie 7 kilus, kad jau padarėm. O sukilom pirmin ir atgal apie... Nu, dar reiks pasižiūrėti, bet Gabrielė pašsisinės tokią programėlę, tai apie 200 spėjom ir tada vėl nusileidom, vėl sukilom. Sakyčiau, nemažai teko palibėti viršų ir į apačią. Bet žiauriai faina, labai labai gražu. Tirkdega Varny, kur lipom Prancūzijoje su Gabrielė, buvo 1,5 km. Čia sviravo tarp 2,1 iki 2,4, ne? Iki 2,4. Tai mano jaučiu aukščiausias turbūt taškas, kiek aš esu buvus, jaučiu kalnuose, aukščiau nesu buvus. Žodžiu, šiaip jau baiginėjom haiką. Vaizdelį tai tikrai ant kiekvieno kampo tipo žiauriai geri. Labai rekomenduojam, jeigu kas važiuosit. Čia į šitą pusę tikrai labai verta aplankyti. Tiek toli matai ir taip viskas didinga ir gražu, kad vau. Ir biškį šilčiau apsirenkite, nes biškį vėsoka buvo iš pradžio. Tie 2 laipsniai, žinai. Šiaip tai norėtųsi tiesiog pasėdėti ir pažiūrėti lengvai viską. Bet kažkoks biškį lietus ateina. Žiūrėjau, kad nuo kažkur 12:01 lis. Tai biškį mes judam, kad negautumėm labai jau to lietaus. Nu va, ir priėjom. Pažiūrėkit, kiek lengvųjų mašinyčių. Čia galima tiesiog su savo mašiną atvažiuoti ir pasiparkuoti ir pradėti eiti. Prie jo praslupamo 40 eurų pravažiuoti, bet kad iki čia galėtum atvažiuoti, autobusas 2 po 10 mums gavus. Ir va čia, matot, yra kempingas, toksai biški aikštelė. Ir jeigu tu nori čia pasiparkuoti, 12 valandų kainuoja 60 eurų kemperiui. Ir jeigu tu nori miegoti, nu, tai kas reikštų dar 12 valandų, tai iš viso 24 valandos, tai iš viso kaina yra 120. Tai už vieną parą 120, kad tu su tokiu vaizdu, aišku, vaizdas amazing, biškai čia jau debesis užstoja kalną, bet 120 eurų. Tai mes tiesiog pagalvojom, kad geriau su autiku po 10 eurų
atveža, mikro nereikia kankinti su tokiom įkalniam stačiom. Pabūni ir išvažiuoju, pačiojom ten kempingas normalus mūsų, tipo su dušais, su tulikais. Tai va, kur stovi tie kempingučiai, bet šiaip žiūriu, kad dabar ateina debesėliai. Nieko nebesimatys čia toj. Tai blemba nepavydžiu žmonėm. Lietus prasideda, o dabar dafiga žmonių tik tai pradės haikinti. Nefaina ten tarp tų akmenų, slidžių jaučiu per tą lietų, tai biškai taip. Viso geriausio. Buvo neblogai. Kempingui. Tik brangoka. Brangoka tai tikrai, bet už kainą kokybė kempingo nėra tokia jau gera, bet už vietą čia mokame turbūt už vietą.